Sveiki, man 42 metai. Gimiau nedarnioje šeimoje, alkoholio apsupty iš tikrųjų. Buvau dažnai paliekamas vienas, kai galime toks sakyti, kad augau toks gatvės žmogus buvau. Gatvės su kitais draugais, kurie taip pat gyveno net panašiuose šeimuose. Dažnai matydavau šeimoje juokaujančius žmonės, svečius, tiek ir tėvus, kurie dažnai bardavosi, gerdavo. Buvau toksai kaip užmirštas žmogus šeimoje iš tikrųjų. Kurį laiką, kol dar nelabai suprasdavau, kas vyksta, tai tenkino tas dalykas. Paskui po truputėlį jau augant, kažkaip pradėjo trūkti tos šilumos, trūko to dėmesio iš tikrųjų. Tai toks prasidėjo irgi, nežinau, gastroliavimas jau ir beveik grįžimas namo, nekreipimas dėmesio į šeimą, nes labai kas laukdavau iš tikrųjų grįžtant. 8 metų, ar tai 9 dabar, tiksliai neatsimenu, buvau duotas į vaikų namus iš tikrųjų, nes šeimoje buvo per didelis pritekliavimas, nebuvo kam prižiūrėti, buvo atimtos, kiek žinau, šeimos motinystės teisės, tėvystės, tai neklystum. Ten irgi augau 4-5 metus po mokyklos, po vaikų namų išėjus mokintis į proftechninę mokyklą, žemės ūkio tais laikais dar buvo žemės ūkio mokykla. Ten prasidėjo lengvi išgėrinėjimai, nes supo irgi tokia aplinka iš tikrųjų, tokia irgi mėgstančių išgėrinėti žmonės, tai narkotikų. Pradžioje aišku tik buvo išgėrinėjimas, narkotikų dar nelabai buvo vartojęs. Po to po truputėlį buvo pasiūlyta narkotikų iš tikrųjų, tai pirmą prasidėjo žolė, tai pradėjau žolės parūkyti, po to amfetamino, kas buvo populiaru tais laikais labai prieinama. Iš pradžių buvo tai gan nestiprus vartojimas, daugiau gal tokie savaitgaliai, gal sakyčiau, kokie vakarėliai. Kol po truputėlį padėjo patikti, tas buvo jau perėjo biškai ir daugiadienės tokius vartojimus jau. Tai nebuvo svarbu už pirmadienis, ar tai darbo diena, nedarbo diena iš tikrųjų, tai tiesiog buvo vartojama. Jaustis kuo geriau, slapinti kažkokį skausmą vidinį, slapinti jausmus, slapinti emocijas, kurios tuo metu ėmė viršų, su kuriam buvo sunku gyventi. 14 metų šiaip pradėjau viens gyventi, tai gaudavau tą pašalpą vadinamą našlaičio, tai tų pinigų aišku buvo, tos paskirties pinigų dar irgi nelabai žinojau iš tikrųjų, kaip ir buvo toks valstybės išlaikomas, galima sakyti, tai bet be gyvenamos vietos, nes kada jau išėjau į profesinę mokyklą, reikėjo išeiti iš vaikų namų, tai galima sakyti, pradėjau gyvenimą vienas. Prasidėjo tai išgėrinėjimai, vartojimai, nepriežiūra savęs, iš tikrųjų, toks bėgimas nuo savęs, užsidarimas, izoliacija, nes narkotikai labai slopindavo, iš tikrųjų, pirmom dienom gal ir smagu, malonu buvo, ta euforija ateidavo. Kurio laiko tas prasidėjo jau kasdienis vartojimas, tai jau tiesiog, kad tais numalšinta tokia tuštumą viduj, skausmą. Išvažiavimas į užsienį irgi, tai atsidarius tam Europos Sąjungą, iš tikrųjų buvo bandyta laimės ieškoti, iš tikrųjų bandyta keisti gyvenimą, iš tikrųjų, bet tas nieko nenuvedė irgi, ten nuvažiavus, ten atsidarė kitos durys, kaip sakyti, ir vartojimas niekur nedingo, nes daugiau pasiūlos buvo, daugiau viso pačio veiksmo, iš tikrųjų, kita kultūra, viskas ir taip vėl paslydau, kaip sakyti, ant to pačio grėblio. Pradėjau stipriai pasinėrau į vartojimą, iš tikrųjų, teko prarasti darbus ir gatvėje pagyventi ir vėl bandyti stotis ir vėl krysti. Vartojimas, aišku, su nesibaigė, daug rūkiau labai žolės, maniau, kad žolė taip labai iš tikrųjų negrimzdo žemyn, bet per kurį laiką aš supratau, kad tai irgi tas pats pinigų švaistimas, tas pats grimzdimas žemyn. Chemikalų irgi chemijos atrūko irgi, tiek to pačio amfetamino, tiek to kitų narkotikų, iš tikrųjų kokaino, kristalų vadinamų. Tikrai buvo daug vartojimo, nes irgi draugų buvo irgi aplinkui, kurie vartoja. Tai tikrai tas pasiūlos buvo nemažai iš tikrųjų, tai teko irgi daug labai praleisti laiko tam vartojime. Ir taip grįžti į Lietuvą, grįždavo į Lietuvą, tai tiesiog būdavo toks laiko tarpas, kada atsigauti. Tos mėnesius ar ten pusantrą pabūti fiziškai atstot ant kojų ir vėl važiuoti. Ir taip kankinausi nemažai metų iš tikrųjų. Tai tas važinėjimas, grįžimas, santykiai sugriuvo irgi dėl vartojimo, santykiuose buvau, bet tas irgi buvo, kaip sakyt, nugrimzdyta žemyn į dugną. Prasidėjo gavus pasiūlymą vykti į Švyturį iš tikrųjų. Tai buvo namie, grįžus po paskutinės kelionės, po kurios grįžau visiškai įsibaigęs, visiškai jau pradėjęs viltį, pradėjęs kažkokį tikėjimą, pradėjęs kažkokį visai supratimą, kas toliau ateina, ar kas ateis iš tikrųjų, ar ko siekti, nebesiekti. Prasmė dingo viskas gyvenime, iš tikrųjų tiesiog buvo viskas prarasta jau. Tiesiog sėdėdama namie ir artimieji, kurie pas kuriuos dar pastatė, apsistodavau, pasiūlė tokį kaip ir paskutinį šansą gyvenimišką, kad jeigu nenori gyventi, kažką daryti gyvenime, tai turi paskutinį šansą, tai eiti į reabilitacijos centrą ir bandyti ten stotis ant kojų. Pradžioje buvo labai sunku priimti iš tikrųjų, spardžiausi, nenorėjau ir pikau ir ant savęs, ir ant jų, kad galvoju, kad nori manim atskartyti, kad nebereikalingas esu, kad aš galvojau, bet po truputėlį atsigavus po kelių dienų, tą būseną truputėlį kažkiek tai pasitaisė lengvai psichologiškai, tai atsisėdęs dar kartą permąsčiau tą pasiūlymą iš tikrųjų ir priėmiau tą pasiūlymą važiuoti.
Atvažiavus nebuvo lengva iš tikrųjų, nes supratau, kad reikės visko atsakyti, visos praeities, visų vartojimų, visų savo priklausomybės, visos sustaikyti su tuo, pripažinti, ko tikrai nedarbau tuo metu nepasiruošęs. Bet buvimas čia ir bendravimas su tokiais pačiais žmonėmis iš tikrųjų, su bendražinkiais, kaip sakyti, tikrai davė labai didelį atsispyrimą iš tikrųjų nuo vadinamo dugno pasiekto. Įžiebė tokia kažkokia ugnelė vidinė, viltį, darbas su psichologais, darbas su darbuotojais iš tikrųjų, tikrai, kurie irgi labai motivavo kiekvieną dieną iš tikrųjų, dabar iki šiol motyvuoja. Siekti kažkokio tikslo, įprasminti savo gyvenimą vėl per naują, atsakyti senų įpročių, keisti, ką įmanoma keisti. Taip ir prasidėjo mano tas blaivybės kelias iš tikrųjų. Tikrai nebuvo lengvas, teko susidurti su sunkumais ir su atkryčiais ir norėjus ir mesti ir atrodo viską bėgti, atrodo kuo toliau nuo čia, nes būna tokie atkryčiai, kurie yra aišku nuo vartojimo, kada sustoja ir organizmas prašo, nes to pačiu mečiau ir rūkyti irgi, kur nemažai metų rūkiau iš tikrųjų, tiek tą žolę, tiek cigaretės, tai tas stažas man apie 20 metų yra, tai tikrai buvo nemažas darbas padarytas iš tikrųjų, kuris iš tikrųjų iki šiol džiugina, nes tikrai buvo priimtas labai pozityvus sprendimas mano pačio ir jos gyvenimo sprendimas iš tikrųjų, kuris atvedė į gyvenimą, kuris šiuo metu turi prasmę ir gyvenimo tikslą. Ar gailiuosi kažko tai? Šiaip, kaip čia teisybė sakant, tai gailiuosi, gaila iš gyvenimo, nes gyvenimas yra čia dabar, bet kada jau įprasminta gyvenimą savo, supranti tą gyvenimo tikslą, tą patį buvį čia, šiam pasaulyje. Tikrai yra, gaila to laiko iš tikrųjų, nes laikas iš tikrųjų yra tas dalykas, kuris, įneša tą, nežinau, kaip čia, tą prasmę tokį gyvenimo visą tokią. Taip, tikrai yra tokių dalykų, kurių tikrai gaila, kaip ir sakau, ir tą pačio laiko ir santykių, kurie tikrai buvo tuo metu, tikrai atrodė gan visai geri tas santykiai buvo, bet per vartojimą, kurie buvo prarasti. Čia gal sakyčiau iš to, tikrai sunku labai nesakyti iš tikrųjų. Nes praradimų tikrai nemažai yra, nežiūrint vieni pinigus iš tikrųjų, ir sveikatos, ir santykiai ir pats gyvenimas iš tikrųjų galėjo būti daug geresnis ir kitoks. Žiūrint dabartim, ką būčiau veikęs, vietoj vartojimo iš tikrųjų tikrai buvo tų svajonių ir tų planų buvo. Iš tikrųjų tikrai buvo planų su muzika užsiimti, nes patinkam pati muzikos kūrimas buvo, tai ėjau ir koledžio muzikos, ir prodiuseriu norėjau būti ir tikrai iš tikrųjų neblogai sekėsi, bet pagal gyvenimo aplinkybės teko mesti, nes iš tikrųjų negalėjau kitaip pasielgti, nebuvo tiesiog kitokio šeima, tai tiesiog reikėjo mesti ir dirbti, nes nebuvo paramos tuo metu. Dar mokintis, tikrai mokintis tikrai galėjau daug, nes manau trūko tos priežiūros pačios. Tas ankstyvas vartojimas, neturėjimas atsispyrimo tokio, pastumimo atsispyrimo tokio, taško kažkokio apsaugos vadinamos, palaikymo, tiek išorinio, tiek vidinio, gal sakyčiau, iš tikrųjų. Tai svajonė tikrai nemažai buvo. Tikrai dabar iš tikrųjų ta svajonė yra, bet tikiuosi šį kartą tos svajonės įsipildė. Kol kas labai tolimai dar nežiūriu, bet yra tikrai tokių planų, kaip bandyti tęsti mokslus iš tikrųjų, užbaigti tą vidurinę mokyklą. Yra planų, kaip ir, nežinau, gal ir birėjui pasimokinti. Kol kas dar nėra tokio galutinio sprendimo, bet yra tokių pamąstymų, tokių daugiau, sakyčiau, gal pamąstymai, kad eiti virtuvę mokintis, gal dar kažkur, pagal galimybės, aišku, bet kol kas tai pirmas yra užbaigti programą ir mokslus reikalingus. Gal daugiau kreipsiuosi į žmonės, kuriem yra tikrai sunku gal taikyti su tuo, pripažinti tą visą priklausomybę, ar stabdo kažkas jūs iš tikrųjų, tikrai nestabdykit šito viso dalyko iš tikrųjų, nes priklausomybė tikrai yra baisus dalykas, tikrai kalbu iš patirties, nes tikrai man pats galvoju ilgą laiką, kad sugebėsiu pats viską kontroliuoti, mesti kada noriu ir vartoti kada noriu. Tai buvo laikinant labai mažą laiko tarpą iš tikrųjų tas dalykas, kada gali kontroliuoti ir valdyti. Net apajusi, kaip iš tikrųjų peržengi tą ribą, kuri ta riba jau bus kirmizys tave žemyn iš tikrųjų. Bijot nėra ko važiuojančia, nes važiuoti tikrai dėl savęs žmonės, žinokit, ir tikrai reikia kuo greičiau tą dalyką daryti, spręsti tas problemas iš tikrųjų, nes kiekviena diena yra iš tikrųjų brangi šiam gyvenime. Tikrai siūlyčiau neeikvoti to laiko ir suprasti aplinkinius žmonės, tiek šeimos narių iš tikrųjų, kurie tikrai galimai kenčia nuo šito iš tikrųjų irgi. Tai kaip jūs patys, ir ryšiai nutrunka ir viskas yra viskas suprantama, bet tikrai siūlyčiau tikrai nedideliuoto dalyko, spręsti tą problemą kuo greičiau. Tai siūlau kreiptis Švyturį, tikrai yra puikiai labai vieta, puikus psichologai, puikus darbuotojai, puikiai bendruomenė, kur tikrai visą laiką palaiko ir tikrai gausite atsakymą ir blaivybę, kuri šiam gyvenime yra brangi.